sveikinuosi su jumis iš šios mūsų improvizuotos Baltic Tall Ships regatas studijos. Šiandien mes ištrauksime 5-ąjį įgulos narį. Pas mus svečiuose Jūrininkų sąjungos pirmininkas gerbiamas Petras Bekėža, kuris ant vandens praleido daugiau nei 30 metų. Teko plaukioti ir į tolimuosius reisus, buvo ir kapitono padėjėjų. Na, ir klausimas, ar iš šias pareigas iškart ir atėjote, ar teko dirbti ir kitokių laive darbų? Niekas kapitono iš karto netempa. Ne? Reikia pradėti nuo pačių juodžiausių darbų, šveisti grindis, šveisti denį, skusti bulves, užsiimti kitais darbais, tik tai palaipsniui įgyji praktikos, augi pareigose ir gali tapti kapitonu. Na, o ar yra jums tekę plaukti burlaivių? Didelių burlaivių neteko plaukti, bet jau plaukiant po jūros marias, atostogų metu teko paplaukioti jachtomis, išplaukus į Baltijos jūrą. Tai visai skirtingi dalykai negu plaukti didelių laivų ar plaukti jachtą. Tuo labiau, kad pavyzdžiui, jeigu truputėlį bangelės yra, visai kitas pojūtis yra ir visai kitokie jausmai yra plaukiant jachtą ir plaukiant didelių laivų. Tai ir kaip susidorojat su jūros liga? Čia įdomus dalykai buvo. Atsimenu, kai į pirmą praktiką mes išplaukėm pro Klaipėdos vartus, jūra bangavo kažkur tai 3-4 balai, tai jau nemaža banga, irgi mūsų laivas nedidelis buvo, tai praktiškai visi kursantai buvo iškritę ir visi maitinome žuvis. Aišku, ačiū labai. Tai pasakykit dabar, ar verta tapti įgulos nariu? Oi, būtinai šitą, kad reikia patirti tą jausmą, reikia pasižiūrėti, ar tu patvarus esi, atsparus jūrai ir pasitikrinti save, ar tu galėtumai būti jūrininku. Tuo labiau, jei gyvenam jūriniai valstybėje. Savaime aišku. Na kągi, 5-asis įgulos narys. Va, gerai, sujudinkit. Ir arčiau žuvelės burnelis. O aš pamėginsiu iš toliau truputėlį. Gerai. Na ir žiūrim, ką turim. Žiūrim, ką turim. Taip. Vilnius. Vytas Kerdokas, 32 metai. Atsakymas, klausimas buvo, kada pirmą kartą Lietuva ir Brabanderis debiutavo regatoje. Atsakymas Lietuva 92 metais ir 2007 metais Brabanderis. Atsakymas teisingas. Vytautai, sveikinu jūs. Be galo, nors labai tikėjausi, kad nors 5 narys bus klaipėdietis, bet burtai yra burtai. Ir mes jiems rinkim vėjo. Taip, ir nieko baisaus. Klaipėdiškiai yra čia pat šalia jūros, jie turi galimybę kaip tik tai išplaukti įvairiais laivais į jūrą ir pasimėgauti bet kada. O vilniečiams tai yra didesnė problema atvažiuoti į Klaipėdą. Na, o aš noriu pasakyti, kad galimybės visos dar neišnaudotos ir žaidimas Tapk įgulos nariu persikelia į LRT televizijos eterį. Todėl naujo klausimo ieškokite laidos Labas rytas Lietuva Facebooko paskyroje. Vėjo.